Taigi šiandien vėl šoksime į Kolosiečiams laišką. Praeito pamokslo metu bandėme Kolosiečiams laiško 3 skyriaus pradžioje geriau suprasti, kas yra mūsų išgelbėjimas. Kalbėjom apie išgelbėjimą, iš ko jisai susideda, išsiaiškinom, kad tikri tikintieji jau esame gimę iš aukšto praeityje ir turime amžinojo gyvenimo viltį ateityje, tačiau dabar gyvename tame tarpe, tarp šitų dviejų dalykų. Ir tas tarpas vadinasi mūsų gyvenimas su Dievu. Ir nors jau gyvename su Dievu, gyvenimas nėra lengvas, kaip visi jau ir pastebėjot. Gyvenimas yra kupinas iššūkių, ypatingai dėl to, kad mūsų gyvenime vis dar yra nuodėmė. Mes buvome atpirkti iš nuodėmės vergijos, jau neturime vergauti nuodėmiai, bet ta nuodėmė mūsų gyvenime visą laiką yra šalia mūsų. Kuomet mes buvom išgelbėti, mūsų nuodėmės buvo uždėtos ant Kristaus pečių, kurias jis nunešė ant kryžiaus. Jis jas nešė ant savo pečių ant kryžiaus, kad mes ant savo pečių galėtume nešioti jo teisumą. Kad mes būtume aprengti jo teisumu, kad Dievas pasižiūrėjęs įtikinti galėtų sakyti, šitas yra išteisintas. Aš skelbiu, kad šitas žmogus yra teisus mano akise. Nors mes esam tiek pat nuodėmingi, tiek ir prieš išgelbėjimą, bet todėl, kad mes pasitikėjome Kristaus auka, Kristaus teisumas yra uždėtas ant mūsų. Ir Dievas mus mato kaip teisus per Kristaus teisumą. Taigi mes, galime tai pasakyti, poziciškai jau turime tobulą amžiną gyvenimą su Kristumi, tačiau praktiškai mes turime nuodėmingą kūną, gyvename nuodėmingame pasaulyje, nesame tobuli. Taigi, kas esame Kristuje ir kaip mūsų gyvenimas iš tikrųjų atrodo, labai skiriasi. Kas mes esam Kristuje ir kaip mūsų gyvenimas atrodo praktiškai labai skiriasi, kaip pastebėjom tikriausiai visi. Mes poziciškai esame Kristuje, tačiau kūniškai ne. Mes visą likusį gyvenimą esame procese tapimo tuo, ko mes iš tikro esame Kristuje. Mes keičiamės iš vidaus į išorę, mes tampam vis panašesni į Kristų. Dėl to mes galime būti teisūs Dievo akise ir tuo pačiu metu būti kūne ir kovoti su mūsų varginančiomis nuodėmėmis. Romiečiams 7 skyrius labai aiškiai parodo, kad mes nedarom gėrio, kurio trokštam, o darom blogį, kurio nenorim. Paulius sako, vargšas aš žmogus. Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno? Tai yra realybė, kurioje mes gyvenam. Tai yra mūsų gyvenimas su Dievu, jis taip atrodo. Tai Kristus mus išgelbėdamas ne tik mums davė bilietą į dangų, tačiau kviečia mus tapti, kas mes iš tiesų esame jame. Jis kviečia į visą gyvenimą trunkančią mokinystę, į visą gyvenimą trunkantį mokytojo ir mokinio santykį, visą gyvenimą trunkantį panašėjimo į Kristų procesą. Praeitą šeštadienį vyrų pusryčiuose būtent apie tai su vyrais ir kalbėjom. Bandėm giliau suprasti, kokį santykį Kristus mus kviečia. O jis mus kviečia sekti juo. Sako, sek paskui mane. Biblijoje jis dažnai sako, sek paskui mane. Kristus kviečia tapti jo mokiniu. Kviečia į mokinystės santykį, kuris truks visą mūsų likusį gyvenimą. Ir šitas procesas yra nelengvas. Mūsų gyvenimas yra dvasinis mūšio laukas. Mes tikintieji esame svetimšaliai šioje žemėje, laukiantis, kol galėsime grįžti namo. Mes esame priešo žemėje, kaip tie desantininkai, kuriuos išmetė kažkur tai giliai priešo teritorijai. Mes esame svetimoje, nuodėmingoje žemėje, kurioje mes siekime gyventi teisų ir Dievui patinkantį gyvenimą. Įsivaizduojat, koks kontrastas yra, kokia kova. Gerai, taigi tada mes dabar atsidūrėm jau Kolosiečiams laiško 3 skyriaus 5 eilutėje. Visko, ką Paulius kalbėjo iki šiol, 1 ir 2 skyrių šviesoje, kaip mes kalbėjom, kad Kristus yra visko kūrėjas, visko valdovas, jis mūsų bažnyčios yra įkūrėjas ir šeimininkas, jis yra ir mūsų gyvenimo asmeninis šeimininkas ir valdovas.
Kalbėjome apie daugybę klaidingų šventėjimo kelių, kurie mus neartina prie Dievo. Ir ypatingai 3 skyrius 1, 2, 3, 4 eilučių šviesoje žiūrėjome, kad mes esame šventėjimo procese. Ir viską, ką mes iki šiol studijavom Kolosiečiams laiške, viską, ką Paulius mokė Kolosiečiams laiške, viskas vedė į teisingą šventėjimo kelią, kurį Paulius dabar ir pristatys likusioje 3 skyriaus dalyje. Taigi šiandien pradėsime gilintis į vienintelį teisingą biblišką šventėjimo būdą, artėjimo prie Dievo būdą. Taigi pirmiausia, labai trumpai, tai teisingas šventėjimas susideda iš 2 dalių. Tai pirma dalis yra nusivilkimas ir antra yra apsivilkimas. Kaip skaitot Pauliaus laiškus, tai jis dažnai mini be kiekvienam savo laiške, kad reikia kažką nusivilkti ir kažką tai apsivilkti. Ir šitas procesas kitaip neveikia. Negalime kažko apsivilkti, jeigu prieš tai kažko nenusivilkome. Pabandykite užsidėti savo sekmadieninius batus, prieš tai nenusimovę sportbačių. Kaip? Nepavyks tikriausiai. Mano dukrelėm labai patinka toksai juokelis, kurį galima panaudoti kaip iliustraciją. Ar žinot, kaip reikia įdėti dramblį į šaldytuvą? Taip, atidaryti šaldytuvą, įdėti dramblį, uždaryti. Gerai. O žinot, kaip reikia įdėti žirafą į šaldytuvą? Taip, teisingai. Reikia atidaryti šaldytuvą, išimti dramblį, įdėti žirafą ir uždaryti. Tai va, tai pirmiausia, mes turime išimti dramblį, kad galėtume įdėti žirafą. Būtent Paulius ir pradeda kalbėti apie teisingą šventėjimo kelią nuo to, ką mes turime išimti, ką mes turim nusivilkti, kad galėtumėm dvasiškai augti. Paskaitykime Kolosiečiams 3 skyrius nuo 5 iki 9 eilutės. Bus mūsų šiandienos tekstas, kas galite atsiverskit. Kolosiečiams 3 nuo 5 iki 9. Paulius sako. Kontekstas yra toks, kad 1-4 eilutė jis kalbėjo, kad mes turime šventėti. Jis dabar sako, todėl, aiškina kaip tą padaryti, todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė neklusnumo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. Bet dabar jūs visą tai nusivilkite. Rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, pikžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais. Jūs galite sėdėti, aš pasimelsiu. Brangus Dieve, ačiū Dieve tau už tavo žodį, ačiū Dieve, kad mes jį turim, kad mes jį galim skaityti, suprasti, padėk mums jį Dieve pritaikyti ir Dieve tikrai veik Dieve mumise, kalbėk mums Dieve į širdis. Dieve keis mus per savo žodį. Ačiū dėkoju per viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Tai kokia yra didžiausia problema žmogaus gyvenime, kaip galvojat? Kas čia sako teisingą atsakymą? Teisingai atsakymą iš to galo visai eina. Taip, didžiausia žmogaus problema gyvenime yra nuodėmė. Ekleziasto knygoje parašyta. Iš tikrųjų nėra žemėje nei vieno žmogaus. 7 skyrius 20 eilutė. Iš tikrųjų žemėje nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų toks teisus, jog tik gerai elgtųsi ir niekada nenusidėtų. Taip pat, aišku, žinome romiečiams laiške, 3 skyrius 9 eilutė, sako, nėra teisaus, nėra nei vieno. Ir ta 23 eilutė, mes visi nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Biblija mus moko, kad kiekvienas iš mūsų, kad ir kaip to nenorim, kad ir kaip bebūtų gaila, mes visi esam nuodėmingi. Kiekviena mūsų mintis, kiekvienas mūsų žodis, kiekvienas mūsų veiksmas, kuris netitinka švento Dievo standarto, yra nuodėmė. Nuodėmė tai yra mūsų maištas prieš Dievą. Nuodėmė yra visiškai priešingas dalykas negu Dievas. Kažkada tai
mūsų tarnautojų susitikime naudojau tokią iliustraciją apie taikinį, kad paaiškinti nuodėmę. Tai šiandien vėl panaudosiu, atsiminsim. Tai įsivaizduokit, kad čia, kur čia galim sakyti, gal ten, toj pusėje. Įsivaizduokit, kad ten stovi taikinys. Taikinys, toksai, žinot, baltas taikinys, apvalus, turi tokias raudonas apskritimus tokius ir vidury yra tas raudonas taškelis, į kurį reikia pataikyti. Ir jūs įsivaizduokit, kad turit lanką. Turit lanką ir strėles, kurios simbolizuoja jūsų mintis, žodžius ir veiksmus. Ir jeigu šaunat į taikinį ir pataikot į to taikinio tiesiai į viduriuką, tai savo gyvenimu pataikote tiesiai į Dievo valią. Kita vertus, jeigu darote nuodėmę, tai nereiškia, kad jūs truputį nepataikote taikinį. Tai nereiškia, kad jūs, ten taikinys, aš čia šausiu, kažkur tai biškį šalį pataikysiu, gal ne į viduriuką pataikysiu. Daryti nuodėmę, tai yra turėti taikinį priešais save tenais, bet nusisukti visiškai kitą pusę ir šauti priešingą pusę nuo taikinio. Va taip yra nepataikymas į taikinį, darant nuodėmę. Ne tik truputėlį nepataikyti, o visiškai šauti į priešingą pusę. Darydami nuodėmę, mes esame taip toli nuo Dievo valios, kaip ta strėlė, kurią mes šauname visiškai į priešingą pusę nuo taikinio. Todėl Paulius mums nori parodyti, ant kiek rimtas ir pavojingas reikalas mūsų gyvenime yra nuodėmė. Ant kiek mes nepataikom į taikinį ir į Dievo valią, kada esam nuodėmėje. Ne tik truputį nepataikom, bet visiškai einam į kitą pusę nuo Dievo. Pažiūrėkime į Kolosiečiams 3 skyrius 5 eilutę dabar. 5 eilutė. 3-5. Ir paskaitysim. Sako, todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje. Ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Paulius 5 eilutėje mums įsako, marinkite nuodėmę. Paulius supranta, kas yra didžiausia problema žmogaus gyvenime. Dėl to jis, kaip matom, čia nevinioja žodžių į vatą, o tiesiai šviesiai sako, marinkite nuodėmę. O dar tiksliau išvertus šitą žodį, marinkite, Paulius sako, žudykite savo nuodėmę. Matykite savo nuodėmę kaip numirėlio lavoną. Laikykite nuodėmę savo gyvenime mirusių reikalų. Kaip matom, Paulius labai radikaliai apie nuodėmę kalba mūsų gyvenime. Taigi šiandien bandysime visi kartu suprasti, kaip mes turėtume marinti savo nuodėmę. Kaip mes tą turime daryti su Dievo pagalba, nes dėja, kovojimas su nuodėmė savo jėgomis mus nuves atgal į klaidingų šventėjimo kelius, kurie yra legalizmas, misticizmas ir asketizmas. Paulius 2 skyriaus gale sako, kad šitie klaidingi šventėjimo būdai sukuria tokį įspūdį, kad tu kovoji su nuodėmė, tačiau neturi jokios vertės ir kaip tik maitina jūsų nuodėmę, o nekovoja su ją. O taip yra, nes klaidingi šventėjimo keliai siūlo šventėjimą savo jėgomis. Taip kaip kalbėjome jau, legalizmas per darbus šventėjim, misticizmas per emocijas, asketizmas per kančią. Šie klaidingi keliai tik maitina nuodėmę, o ne naikina ją. Mes kovojame su nuodėmė ne patys, o kartu su Kristumi. Taigi marinti nuodėmę reiškia iš savo gyvenimo pašalinti viską, kas nedera su Dievui patinkančiu gyvenimu. Dievotumas yra Dievui patinkantis gyvenimo būdas. Taigi, jeigu norim gyventi dievotai, turime marinti viską, kas Dievo akyse yra neteisinga mūsų gyvenime. Šiandien pažiūrėsime į 3 nuodėmės marinimo aspektus. Nuodėmės marinimo aspektus. Tai pirmas, ką matysim šitam tekste, tai yra marinti nuodėmę yra privaloma. Pirmas aspektas. Marinti nuodėmę yra privaloma. Jeigu ne mes numarinsime nuodėmę, tai nuodėmė numarins mus. Nuodėmė mūsų gyvenime yra kaip akmenėlis bate. Jeigu to akmenėlio neišėmi, tai kažkiek dar gali eiti, bet koja vis labiau skauda, kol galiausiai visai nebegali paeiti, kol to akmenėlio neišėmi. Tai kovoti su nuodėme savo gyvenime nėra krikščioniui savanoriškas toksai pasirinkimas. Tai yra nurodymas, kad mes tą turim daryti. Biblija sako, kiekvienam krikščioniui yra privaloma be išimties kovoti su nuodėme.
Dažnai skaitydami Dievo žodį mes greitai mėgstam prabėgti pro tokias Biblijos vietas ir labiau fokusuojamės į labiau teigiamus dalykus. Tačiau teisingas šventėjimo procesas turi ir teigiamą, ir neigiamą pusę. Mes turime nusivilkti savo nuodėmę ir apsivilkti tai, kas Dievui patinka. Vėliau Kolosiečiams 3 skyriuje matysime, kad mes bandome apsivilkti meilę, bandome apsivilkti nuoširdumą, gailestingumą, gerumą savo gyvenime, ir šalia to mėgaujamės nuodėmėmis savo gyvenime. Ir taip šitas procesas, kaip jau suprantat, iš Dievo žodžio taip neveikia. Pirma, reikia išimti dramblį iš šaldytuvo, kad galėtume įdėti žirafą. Pirma, reikia išimti pyktį iš savo gyvenimo, kad galėtume įdėti meilę. Pirma, reikia išimti savanaudiškumą, kad galėtume įdėti dosnumą. Šie du dalykai kartu neina. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip sunku kovoti su nuodėme. Nes mes negalime užsidėti Dievui patinkančių savybių, kol mes esame užsidėję Dievui nepatinkančias nuodėmes. Čia kaip užsidėję naują maikę ant senos, vis tiek būsim murzini. Kas iš to, kad ant senų rūbų naujus apsirengsim. Ir mes gyvenam tokie, galima sakyti, apgaulėje, jeigu manom, kad pridėdami kažkokių gerų moralių savybių į savo gyvenimą, mūsų automatiškai pradės sektis kovoti su nuodėme. Arba dėl pridėtų moralinių savybių nuodėmė pasidaro nebe tokia kenksminga. Bet taip nėra. Jeigu mes neatsisakom nuodėmių, o tik pridedam gerų dalykų į savo gyvenimą, tai taip gaunasi, kad mes slepiam savo nuodėmės po tais gerais dalykais. Taip gaunasi, kad nemarinam, o kai tik maitinam savo nuodėmės ir baisiausia, kad mes išmokstam gyventi su tom nuodėmėm. Užglaistom, uždengiam, nieks nemato, viskas tvarkoja. Dievo žodis mums įsako neslėpti, o nusivilkti, marinti, žudyti, laikyti nuodėmę mirusią savo gyvenime. Taigi pirmas aspektas nuodėmės marinimo, marinti nuodėmę yra privaloma visiems tikintiesiems. Visiems tikintiesiems yra privaloma. Antras aspektas marinimo. Privaloma marinti visas nuodėmes. Privalome marinti visas nuodėmes. 5 eilutę toliau paskaitysim. Skaitysiu iš Kavaliausko vertimo, biškai tiksliau sudėlioja. Kolosiečiams 3:5 pradžia sako, numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška. Tai reiškia, kad viskas jūsų gyvenime, kas yra naudojama pasaulietiniais, Dievui nepatinkančiais tikslais, turi būti numarinta. Viską, ką jūsų galva, ką jūsų burna, ką jūsų rankos, jūsų kojos, jūsų akis netinkamai daro, turi būti pašalinta. Mes gyvendami dažnai naudojam savo kūną pasaulietiniais, nuodėmingais tikslais, vietoj to, kad naudotumėm savo kūną pagarbinti Dievą arba Dievo numatytais tikslais. Kristus už save atidavė mus visą save ant kryžiaus. Dabar jis iš mūsų tikisi lygiai tiek pat. Lygiai tiek pat. Jis nori apvalyti visas mūsų gyvenimo sritis nuo nuodėmės. Dievas nori, kad mes visą save atiduotumėm jo garbei. Mes neturim pasirinkimo, kokias nuodėmės marinti savo gyvenime. Mes turime adresuoti ir nuodėmės, su kuriomis lengva dorotis, turime adresuoti nuodėmės, su kuriomis yra sudėtinga dorotis. Taigi, antras aspektas, kad privalome marinti visas nuodėmės. Trečias nuodėmės marinimo aspektas. Nuodėmės marinimas nėra laikinas. Nuodėmės marinimas nėra laikinas mūsų gyvenime. Tai reiškia, kad mes visą likusį gyvenimą kovosim su nuodėme. Toks yra faktas. Ši kova su nuodėme mūsų niekada nesibaigs, nes mes šioje žemėje visą laiką būsim priešo teritorijai. Mes niekada nebusim namuose, nesibaigs to kova su priešu. Neteis toksai momentas, kada galėsit atsisėsti, atsipūsti ir sakyti, o jau pasiekiau tam tikrą lygį, jau kaip ir nenuodėmiauju, tai dabar galiu atsipalaiduoti. Bet ne, kova nesibaigs, tai galioja tiek visiems, tiek vaikams, tiek paaugliams, tiek jauniems, tiek vyresniems, tiek seniems, tiek visiems. Mes neturim pasirinkimo. Žodis marinkite reiškia pastoviai, nuolatos, nenutraukiamai kovoti su nuodėme. Mes turime aktyviai dėti pastangas kovojant su nuodėme. Tai turi būti aktyvus procesas. Taigi metai iš metų, diena iš dienos, valanda
po valandos, net ir minutę, po minutės mes vis kovojam su tą nuodėmę. Tokį gyvenimą gyvenam, tokia yra realybė. Savo gyvenimo gale apaštalas Paulius, Dievo vyras, ką jisai sako? 2 Timotiejui 4:7. Prieš pat mirtį sako, aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Paulius čia turi omeny kartu ir nuodėmę, su kuria jisai kovoja. Kaip jis 1 Korintiečiams laiške parašė, 1 Korintiečiams 9, 26, 27 sako, todėl aš bėgu nedvėjodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnu, kad kitiems skelbdamas pats netapčiau atmestinas. Įsivaizduojat, net ir apaštalas Paulius buvo žmogus. Net ir jisai turėjo atramdyti savo kūną ir visą gyvenimą kovoti su nuodėme. Taigi pažiūrėjome 3 nuodėmės marinimo aspektus. Pirmas, kad privaloma mums kovoti su nuodėme, ją marinti. Antras, kad mes turime marinti visas nuodėmės ir kad šitas nuodėmės kova su nuodėme truks visą mūsų likusį gyvenimą. 3 dalykai, kad privalom visas nuodėmės, visą likusį gyvenimą. Kuomet jau žinom, kad kova neišvengiama, ką Paulius ir pristato čia, tada jis mums parodo, į ką mums atkreipti dėmesį, kuomet kovojam su nuodėme. Pažiūrėsime, į ką atkreipti dėmesį. Paulius mūsų tekste duoda mums 2 konkrečius nuodėmių sąrašus. Matėt, 5 eilutėj ir 8 ir 9. Juos dabar paskaitysim. 5 eilutėj, 8 ir 9. Tai Kolosiečiams 3:5. Čia Paulius kalba apie, kaip matom, apie seksualinę nuodėmę mūsų gyvenime. Sako, todėl marinkite tuos savo norius, kurie yra žemėje. Ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Ir 8-9 eilutėje čia Paulius kalba apie tarpusavio santykių nuodėmę mūsų gyvenime. Sako, bet dabar, čia iš Kavaliausko vertimo skaitysiu šitas 2 eilutes, bet dabar jūs visą tai pameskite. Piktumą, nirtulį, nelabumą, pikžodžiavimą, nešvarės kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais. Taigi Paulius nori mums parodyti, kad nuodėmė mūsų gyvenime visuomet veikia kaip vis žemyn tokia keliaujanti spiralė. Vis žemyn keliaujanti spiralė. Darom nuodėmės, kažką tai blogą padarom, paskui slepiam, paskui meluojam, paskui pergyvenam ir ten tokia spiralė žemyn ir tas kaip krenta, bau, kaip lėktuvas koksai. Visą laiką keliauja žemyn. Nuodėmė visą laiką mūsų gyvenime progresuoja ir blogėja. Niekada taip nebūna, kad turi kažkokią tai nuodėmę ir jinai tenais ir lieka. Ne, jin visą laiką progresuoja. Ir tai matom, ką Paulius čionais ir sako. 5 ir 8 eilutėse matome šitą nuodėmės progresiją. O ta progresija, kaip pastebėjot, yra nuo širdies nuostatos iki kažkokių konkrečių veiksmų. Nuo širdies nuostatos progresuoja ir galiausiai kažkokie tai matomi veiksmai atsiranda. Jokūbas savo laiško 1 skyriuje rašo 1 skyrius 14 eilutę. Irgi tą patį procesą. Savo kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Širdies nuostata. Savo paties geismo, pagrobtas, gerai, 15 eilutė. Paskui užsimezgęs geismas, pagimdo nuodėmę, pagimdo veiksmus, nuodėmės veiksmus išoriškus, užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Sugadina mūsų gyvenimą. Jokūbas išsako tą pačią mintį, kad pirmiausia nuodėmė užgimsta širdį ir paskui galiausiai jinai išsireiškia per kažkokius tai veiksmus. Ir tie veiksmai atneša kažkokias skaudžias pasekmes tą mūsų gyvenime. Tai Kolosiečiams 3 skyrius 5 eilutė Paulius pradeda nuodėmės progresą vardinti nuo veiksmo. Sako, pradeda nuo ištvirkavimo ir keliauja atgal iki širdies nuostatos. Kitaip tariant, jis pradeda nuo nuodėmės vaisiaus. Pradeda nuo nuodėmės vaisiaus, tai yra veiksmo ir kasa gilyn, kol randa tos išorinės nuodėmės šaknį. Pradeda nuo vaisiaus ir keliauja iki šaknies. Jis sako, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, godumą ir tada šaknis, godumas, kuris yra stabmeldystė. Taigi, kada mes prieinam prie
prie medžių ir pamatom kažkokius tai vaisius, kurie ant medžio kaba, tai iškart galvom, kaip čia tas vaisius atsirado. Ir galim tokią visą seką atsekti. Aha, šitas vaisius yra, jis prisiskabinęs prie šitos šakos, ta šaka eina į tą medį, tas medis turi kamieną, tas kamienas eina žemyn ir tenais yra šaknis, iš kur visos medžiagos yra atkeliauja, kol atsiranda galiausiai tasai obuolys ar kažkoks kitas vaisius. Paulius rodo, kad nuodėmė prasideda mūsų širdyje, o čia yra svarbiausias dalykas. Mes užsinorime kažko, kas yra priešingai, visiškai priešinga pusė nuo Dievo. Užsinorime tas, kas mums tampa svarbiau už Dievą. Kas mums tampa svarbiau už Dievų patinkantį gyvenimą. Kitaip tariant, mes pradedam garbinti, kaip Paulius sako, stabą, kurio užsigydėme savo širdyje, o ne Dievą. O čia yra tos nuodėmės šaknis. Kad ir kas tas stabas bebūtų, moteris, vyras, mašina, pinigai, garbė, poilsis, gali ir būti labai maži dalykai, visai kažkokie nereikšmingi, kaip kokia, nežinau, kažkas atsisėdo į mano vietą, kur aš visai kas sėdžiu bažnyčiai ir jūs labai norit tos vietos, irgi užgimsta pyktis, stabas ir garbinat tą stabą savo. Mes turime užgimsta toksai ta nuodėmė, stabas mūsų širdyje. Ir pradeda tada nuodėmės progreso spiralę, kuri jeigu nesustabdyta širdies lygmenį, pereina kažkokius tai veiksmus. Atsisėdo kažkas į kėdę, nepatiko, paskui su to žmogu jau nesisveikino, kai klausė, kas čia vyksta, ir va, tavo spiralė jau keliauja, o kokia pradžia, kažkas atsisėdo į su kėdę. Kažkai juokingas pavyzdys, bet tiek būna vairuoja, mane kažkas užlenda ir prasideda ta bam nuodėmė ir keliauja tada jau ten. Ir gal tam žmogui nieko nesakai, bet paskui grįžti namo ten susinervinęs, ten ir ta spiralė nuodėmė jau jinai yra. Net ir paprasčiausiuose veiksmuose. Taigi labai svarbus momentas yra, kad jeigu mes kovojam su nuodėmė, jeigu mes marinam nuodėmę, tai mes turime ją marinti nuo šaknies. Turime marinti šaknį, o ne vaisių. Tai jeigu norime, pavyzdžiui, pašalinti, vėl paimkim tą patį medį. Jeigu norim jį pašalinti, tarkim, iš savo kiemo, tai kaip mes jį šalinam? Negi tik ateinam, obuolius ten nuskinam ir tikimės, kad medis pasišalins. Ne, tai aišku, juokinga net, taip nėra, kad obuolius nuskinsi, tai kitais metais vėl tie obuoliai užaugs. O ką mes turim daryti? Kirsti šaknį, kad neužaugtų, taip pat ir su piktžolėm, kurias ravėm, gal kas dažniau ravit piktžolės, negu medžius kertat. Kur takelis koksai yra, piktžolės išlindę, tai kaip jeigu piktžolių lapus nuskinsi, tai vėl jos užaugs iš karto. Tai turi su visom ten jau šaknim jos ištraukti arba to vadinamų roundapų nupurkšti, kad nieko neliktų. Visiškai, kad neliktų su visom šaknim. Taigi mes, atrodo, juokingi tokie dalykai, bet mes savo gyvenime būtent tą ir darom. Būtent tos vaisius ir marinam. Jeigu jūs turit savo gyvenime kažkokių tai nuodėmių, ar seksualinę nuodėmę, ar kažkokios problemos su priklausomybėm, su alkoholiu, ar turit problemų su sutuoktiniu, tai žinoma, kad tai yra nuodėmė, tačiau ta nuodėmė, kurioje jūs esate, ateina iš šaknies, kurią mūsų tekstas 5 eilutėje vardina kaip godumas, kuris pereina į stabmeldystę. Godumas tai yra nepasitenkinimas tuo, ką jūs turit. Godumas yra daugelio nuodėmių šaknis. Nepasitenkinimas, kad Dievas tau davė. Nepasitenkinimas, kad Dievas tau davė. Pavyzdžiui, sutuoktinis. Jeigu jis yra neištikimas savo sutuoktiniui, kodėl jis yra neištikimas? Kodėl jis tą neištikimybę įvykdo? Nes jis yra nepatenkintas, kokį sutuoktinį jam Dievas davė. Jis turi stabą savo širdyje. Godumą. Tokio žmogaus širdis sako, kad aš nesu patenkintas, ką man Dievas davė. Aš noriu dar. Kaip manot, kodėl vagis vagia? Nes jis yra nepatenkintas, ką jisai turi. Taip yra ir su mūsų vaikais. Kuomet vaikas nepaklūsta tėvams, jis parodo, kad jam nepatinka jūsų taisyklės.
nepatinkat jūs kaip tėvai, jūsų vaikui reikia daugiau, nes jis nepatenkintas, ką turi. Jisai turi godumo stabą savo širdyje, kuri garbina. Jį užvaldo godumas. Jisai nori to, ko trokšta jo širdis. O ne tas, kas yra teisinga. Dievo žodį yra daugybė pavyzdžių šito klausimu. Bet keliaukime į pačią pradžią. Edeno sodas. Šėtonas gyvatės pavidalu atėjo pas Ievą ir tiesiai, matot, ėjo prie reikalo. Tiesiai prie nuodėmės šaknies nežinojo, kad tai visuomet atneša išorinius veiksmus. Paklausykit, sako, šėtonas sakė Ievai, Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, tai yra nuo medžio, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Šėtonas net ir tobulame pasaulyje, tobulame sode rado būdą, kaip sužadinti godumą, kaip sužadinti tą nepasitenkinimą Ievo širdyje. Moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, pažiūrėjo, taip, gal ir nieko. Patraukus akims ir vieno suvalgius galima įgyti išminties. Va. Jį paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė vyrui savo valgyti. Ar neužteko, kaip galvojat, Ievai išminties? Pati išmintingiausia, kada nors gyvenusi pasaulyje moteris. Net nuodėmės tada dar nebuvo. Bet nepasitenkinimas užgimė jo širdyje. Jei nebeužteko, ką jį turi, godumas užvaldė, pasižiūrėjo, gal dar esu tobulas, gal dar galiu būti tobulesnis. Tai nenuostabu, kad mes kovojam su nuodėme. Jeigu Ieva, būdama tobula, užsimanė kažko daugiau, tai mums yra plamai labai lengva velniui pakišti kažkokius tai dalykus, ką mes užsimanom. Galim užsimanyti ir nusidėti prieš Dievą. Taip pat kalbant apie žydų tautą, išvestą iš Egipto, kad ir ką Dievas jam davė, jie buvo nepatenkinti, nes jie norėjo daugiau. Godumas užvaldė jų širdį. Kitas pavyzdys yra sūnus Palaidūnas. Tokia istorija. Gal žinot, kad vieną dieną tas sūnus Palaidūnas nusprendė, kad jam nepatinka, ką jis turi. Jo širdyje užgimė godumas ir jis nusprendė, kad nori savo palikimo čia ir dabar, nors tėvas dar yra nemiręs. Tai jisai nusprendė, kad aš noriu, kad mano tėvas būtų man miręs. Pasiėmu savo palikimą, tėvas man miręs ir iškeliauja. Ką nuodėmė padarė gyvenime? Godumas. Sūnus Palaidūnas nuėjo pas tėvą, pasiėmė savo palikimą ir gyveno baisu, kaip žinom, nuodėmingą gyvenimą, ten viską iššvaistė. Tačiau to šaknis, tų veiksmų po to, kad jis pas tėvą nuėjo ir ten visą, kas sekė, tų veiksmų šaknis buvo godumas jo širdį. Tas įstabas užsimanė ir dabar tas įstabas viskas. Auga ir kur jį nuvedė tą spiralę žemyn ir ten labai gerai pasimato, kas paskui jam nutinka. Tai, kad ir kokie nuodėmė jūs bebūtumėt, jums reikia kirsti šaknį, o ne vaisių. Tokia esmė. Mes galime vaisius pašalinti, paslėpti, išmesti, tačiau medis su bloga šaknim vis tiek anksčiau ir vėliau duoda blogus vaisius. Todėl mes savo nuodėmę kovojame šaknies lygyje, o ne vaisiaus lygyje. Šaknies lygyje, o ne vaisiaus lygyje. Kolosiečiams 8 eilutė matome, kad Paulius pristato kitos nuodėmės šaknį. 8 eilutę paskaitykim. Tuo, jeigu čia surasiu. 8 eilutė. Sako, bet dabar jūs visą tai pameskite piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Jis pradeda nuo, kaip tik, nuo šaknies. Sako, pykti ir keliauja į konkrečių veiksmų, tai yra iki konkrečių veiksmų į nešvarias kalbas. Pyktis užgimsta mūsų širdyje ir progresuoja iki kažkokio išorinio veiksmo, kuris yra kažkokie blogi, kenksmingi, skaudinantis kitus žmonės žodžiai. Jeigu mes turime pykti savo širdyje, tuomet anksčiau ir vėliau užauginsime tą nuodėmę iki konkrečių veiksmų. Anksčiau ir vėliau mūsų lūpos kalbės, ko yra pertekusi mūsų širdis. Kuo yra pertekus mūsų širdis, tą mūsų lūpos ir kalbės. Todėl kovojant su nuodėme, kertam šaknį. Kertam, kol ji dar yra širdyje. Ne kol jau jinai yra užaugusi ir jau veiksmus kažkokius mes darom.
Bet kol jinai užgimsta širdyje, kyla mintis ir iš karto meldžiamės. Kovojam, kol jinai yra širdyje. Aišku, jeigu darom kažkokias tai nuodėmės, darom kažkokius tai veiksmus, tai turim iš karto tos veiksmus pašalinti iš savo gyvenimo, tačiau tai bus laikinai. Pašalini, laikinai, jeigu pyksti ant kažkokio tai žmogaus, gerai, ateini ten, susitaikai, bet širdį vis tiek, yra toksai pyktis. Vis tiek net gailavai dėl tos nuodėmės. Tai anksčiau ir vėliau vėl turėsit problemų. Galbūt ne su to žmogum, bet ta nuodėmė gal per kitam žmogui išsilies per kažkokius tai veiksmus. Taip pat yra problema, kad mes nuodėmės matom nevienodai. Žinoma, vienos nuodėmės, žemiškai kalbant, atneša mums didesnės pasiekmes. Ten jeigu blogą žodį pasakai, tai tik tai nuotaika bloga, kažką tai skaudini, aišku, nuodėmė. Jeigu tą žmogų nužudai, tai tada į kalėjimą keliauja visam gyvenimui. Tai pasiekmes yra visiškai kitokios. Taigi žiūrėdami į pasaulį mes matome tokias didelės nuodėmės, apie ką mes dabar pastoviai kalbam. Matom, homoseksualumas, korupcija, vagystė, žudynės. Tačiau nepastebime lygiai tokių pačių nuodėmių savo gyvenime. Kaip blogi santykiai su sutuoktiniu, pyktis, savanaudiškumas. Mes turime tokių neliečiamų nuodėmių sąrašą, kuriame yra mums patinkančios nuodėmės, apie kurias mes nekalbam, ignoruojame, nekovojame savo širdyje, kol užauga vaisiai. Todėl norėčiau jums vieną parodyk skaidrę, Linai. Yra ten Linas? Tokį mes skaitėm knygą, kažkada mes studijavom šitą knygą, pastorius sakė, ir trečiadieniais jau šitoje bažnyčiai. Ir mes dabar su keliais žmonėm paskaitėm, gavom kelias knygas iš Reformato knygyno, dar nupirksim. Tai yra knyga apie, vadinasi, neliečiamos nuodėmės. Akistata su mūsų toleruojamomis nuodėmėmis. Tai puikia knyga, tikrai mes paskaitėm, tai pusė knygos yra pristatoma, kas ta nuodėmė yra. Tikriausiai skaitydami išgirsit labai panašius dalykus, ką mes ir šiandien kalbėjom. Ir paskui autorius konkrečiai adresuoja mūsų gyvenime nuodėmės ir kaip su joms tvarkytis. Tai kaip ten savanaudiškumas, nekantrumas, pyktis, pykčio, piktžolės, labai panašiai ir panašiai. Tai rekomenduoju šitą knygą, labai geras autorius, daug esu perskaitęs jo knygų, toksai Jerry Bridgesas. Ir tai mes dabar turime 2 bibliotekoje. Norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų bent kartą šitą knygą perskaitytumėt, labai lengvai skaitosi, labai fainai prieš miegą paskaitot apie nuodėmę, einat miegot ir ramus einat miegot. Labai tikrai nuramina, žinokit. Kai supranti, koks iš tikrųjų esi ir koks Dievas yra šventas, tai tikrai ateina ta ramybė. Tai jisai pristato ne tik tai, kokias yra jūsų nuodėmės, bet jisai eina per tai, kad tu turi matyti, koks Dievas yra šventas, kad matytum, koks tu esi ir kaip gali su to tvarkytis. Tai kiekvienas iki metų galo, ne šitų metų, kitų metų galo, privalot perskaityti šitą knygą. Bus bibliotekui 2, bet mes dar nupirksim ir aš dar pareklamuosiu jums ją. Labai gera, nes pats perskaičiau su keliais žmonėmis iš bažnyčios. Taigi, šiandien kalbame apie teisingą šventėjimo kelią. Jeigu mes esam teisingam šventėjimo kelyje, tuomet pirmiausia turime nusivilkti nuodėmę, kaip rodo šiandien Paulius. Mes negalime ant senos savo smirdančios maikės užsidėti naują, kas bus vis tiek smirdės. Tai reikia pirmiausia nusirengti tos nešvarius rūbus. Kaip mes čia turėjom tokį vieną įvykį mūsų bažnyčiai, kada mes vasarą kažką tai šventėm, čia kažkoks renginukas buvo ir valgėm arbūzą ir palikom šiukšlių dėžėjai, ten tos arbūzų lupenas visas. Ir paskui atėjo čia valyti patalpų. Ir tos lupenos čia buvo savaitę paliktos, karšta buvo vasara ir buvo baisus kvapas. Šiandien atrodo, kaip koks lavonas būtų kur nors nukritęs. tai kaip galvojate, jeigu būtų atėję valyti šitas bažnyčias ir tas kvapas yra, tas ten maišas su arbūzais yra, bet tiesiog valo, šveičia viską, ar būtų panaikinę tą kvapą? Ne, tai pirmiausia, ką darai? tą priežastį, tą šaknį, tą smarvę šaknį, neši maišą lauk. Reikia pirmiausia išnešti, kas tą maišą ir paskui tik tai valyti. Taigi būtent tokį šventėjimo principą mes ir matom šventam rašte, kad pirmą reikia išnešti tą maišą, pirmą išimtą dramblį, kad kažką galėtum įdėti.
Taigi mes privalome 3 dalykai – marinti nuodėmę, visas nuodėmės, visą likusį gyvenimą. Paulius mūsų tekste duoda mums 2 konkrečius nuodėmių sąrašus, paaiškina, kad mes turime kirsti šaknį, o ne vaisių tik tai. Ir taip pat šiame tekste jis mums duoda ne tik nurodymus, ką daryti, bet ir priežastį, kodėl mes turime tą daryti. Labai trumpai. Čia apie priežastį, nes mes apie tai dar kalbėsim ir kito pamokslo metu. 6-7 eilutę paskaitykim. 6 ir 7 eilutės. Išvardina tas nuodėmės. Sako, kodėl jos yra blogai. 6 eilutė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė neklusnumo vaikams. Ir jūs irgi kadaise taip elgėtės gyvendami tarp jų. Taigi mes turime marinti nuodėmės, nes nuodėmė atneša Dievo teismą, Dievo rūstybę. Ir atneša skirtingą tikintiems žmonėms ir netikintiems. Netikintiems, Romiečiams 1:18 sako, Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę, kai teisybėje užgožia neteisumu. Ir 2:5, dėl savo iškėtėjimu, be net gailaujančia širdimi, tu pats savo kaupi rūstybę Dievo rūstybės ir jo teisingo teismo apsireiškimo dienai. Taigi nuodėmė yra didžiausia žmogaus problema. Netikintiems žmonėms atneša amžiną Dievo rūstybę, atneša amžiną pražūtį. O tikintiems žmonėms jau netneša amžinos pražūties, amžinos rūstybės. 1 Tesalonikiečiam 5:9 sako, juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tikintiesiems šita Dievo rūstybė negrėsia. Tačiau nuodėmiaujantį tikintįjį Dievas visuomet auklėja. Jis visą laiką mus auklėja. Hebrajams 12:5-6. Sako, jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums. Mano sūnau, nepaniekink viešpatės auklybos ir nenusimink jo baramas, nes kurį viešpats myli, tą griežtai auklėja ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima. Ar patinka, kaip esam auklėjami? Niekam nepatinka būti auklėjimu. Taigi matom, kad tiek tikinčiųjų atžvilgių, tiek netikinčiųjų Dievas reaguos į nuodėmę. Jis niekada nepalieka žmogaus. Netikinti žmonės patirs amžiną Dievo rūstybę, o tikintieji Dievo mylinti, bet griežtą auklėjimą. Bet kuriuo atveju nuodėmė netneša džiaugsmo, tačiau griauna santykius su Dievu ir atneša mums nemalonės pasiekmes. Bet kuriuo atveju. Taigi mariname nuodėmės, nes tai atneša Dievo teismą. Ir antra priežastis, kodėl mariname nuodėmės, nes tai yra mūsų praeitis. Ką mes daug irgi kalbam. Mūsų ta nuodėmė, nuodėmingas gyvenimas yra mūsų praeitis. Romiečiams 1:2 sako, kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Jokiu būdu, mirę nuodėmiai, kaipgi gyvensime joje? Taigi mūsų senasis aš jau nebesėdi ant mūsų gyvenimo sosto. Mes esame jau kalbėję, mūsų gyvenimo soste sėdi Kristus. Todėl mirę nuodėmiai, kaipgi gyvensime joje, mes negalime turėti 2 šeimininkų, mes turime nusivilkti savo senąjį aš. Tai ta priežastis, kodėl mariname, todėl, kad tai yra nelogiška. Tai yra mūsų senas gyvenimas. Mes jau turim naują gyvenimą su Kristumi. Taigi 3 marinimo aspektai. Privalom visą likusį gyvenimą. Gerai, dabar duosiu jums 6 praktinius žingsnius, kaip efektingai kovoti su nuodėme jūsų gyvenime. Ir čia buvo tik įžanga, dabar pradėsim pamokslą. 6 praktiniai žingsniai. Jokau. Čia labai trumpai, bet aš dar paskui ir kitą pamokslo metu mes vis jos pakartosim, nes man atrodo, mano vienas dėstytojas taip išdėstė tuos žingsnius, tai man labai patiko ir manau, kad jie yra bibliški. Ir nors čia remiamas yra 51 psalmė, kaip Dovydas atgailavo prieš Dievą, bet kadangi neturim tiek daug laiko, o tikrai reikia kažkokį įrankį jums duoti, kaip kovos su ta nuodėmė, tai neskaitysim 51 psalmės, tik pažiūrėsim principus. Taigi, 6 praktiniai žingsniai, kaip efektingai kovoti su nuodėme. 1. Pamatyk,
Pamatyk savo nuodėmę, kokia jį yra. Matyk ją aiškiai, atpažink. Neapgaudinėk savęs. O principas yra toksai, kad aiškiai matytume savo nuodėmės, savo nuodėmės nuodėmingumą, mes pirmiausia turime pamatyti savo Dievo šventumą. Pamatyti savo nuodėmę, kokia yra, reiškia matyti ją, kaip Dievas ją mato. Tai pamatyk savo nuodėmę taip, kaip Dievas tą nuodėmę mato. Antras. Pripažink. Pripažink, kad tu padarai nuodėmę. Pripažink, kad tu esi kaltas dėl šitos nuodėmės. Nekaltink kitų, kaip Adomas Edeno sode. Ieva man davė. Ieva gyvatė man davė. Visi kaltina, nepripažįsta nuodėmės. Nekaltinkit kitų žmonių, aplinkybių, gyvenimo, savo nuodėmės. Pripažinkit, kad jūs vienas esate kaltas. Jeigu jūs nepripažinsit, kad jūs vienas kaltas dėl šios nuodėmės, tuomet jūs teisingai nematysit. Arba reiškiasi, kad teisingai nematot, kas yra ta nuodėmė. Gerai. Tai pirmas, pamatyk. Antras, pripažink. Trečias, nekęsk. Nekęsk nuodėmės. Jūs negalite nekęsti savo nuodėmės, jeigu jos nematysite aiškiai, jūs negalite jos nekęsti, jeigu jos nepripažinsit, kad tik jūs vienas kaltas dėl to esat. Taigi mes turime išmokti nekęsti nuodėmės, kaip jos nekenčia Dievas. Nuodėmė nuo Dievo yra kaip ta strėlė, kuria iššauni į priešingą pusę nuo taikinio. Visiškai priešingą pusę. Nuodėmė yra kaip rytai ir vakarai nuo Dievo. Į priešingą pusę iššauta strėlė. Dievas nekenčia nuodėmės. Todėl trečias, nekęsk nuodėmės. Ketvirtas, išpažink. Išpažink savo nuodėmę. Ne tik pamatyk nuodėmę, ne tik pripažink savo vieno kaltę, ne tik nekęsk, tačiau ir išpažink ją Dievui. Atnešk savo nuodėmę Dievui, kokia jinai yra, ir išpažink jam, kad tu matai šitą nuodėmę, kaip jis ją mato, kad tu pamatei tą savo nuodėmę, kaip šventas Dievas mato tą nuodėmę, kad tu pripažįsti, kad tai padarei, nieko nekaltini dėl to, nekenti iš tos nuodėmės. Ir išpažink savo nuodėmės, prašyk atleidimo, atstatyk santykius su Dievu. Kaip Izaijo knygoje 66 skyrius 2 eilutė labai gražiai sako Viešpats, aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra nuolankus, bei turi atgailaujančią dvasią ir dreba prieš mano žodį. Sako, aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra nuolankus, turi atgailaujančią dvasią ir dreba prieš mano žodį. Taigi Dievas prižadėjo, kad jis pažvelgs į tave, jeigu tu ateisi atgailaujantis pas jį. Jis atleis tavo nuodėmės, apvalys, statysit santykius, jeigu tu išpažinsi. Jono 6:37 sako, visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančią pas mane aš neišvarysiu lauk. Jeigu jūs matysite savo nuodėmę teisingai, Dievas jūs priims, atleis, apgaubs savo meilę. Tačiau Dievas nenori, kad jūs atneštumėte dalį savo nuodėmės, arba visą atnešat, viską pripažįstat, pilnai išpažįstat, arba čia tada nėra atgaila. Jeigu atgailaujat, tai atgailaujat, jei ne, tai ne. 5. Įsižadėkit. Jūs turite savo nuodėmę palikti prie kryžiaus ir bėgti kuo toliau. Atgaila yra mąstymo pasikeitimas. Aš jau viena linkme, tada apsisukau ir einu visiškai kitą linkme. Ėjau nuo taikinio, apsisuku, einu link taikinio, link Dievo valios. Aš mokau savo vaikus, kad kuomet mes atgailaujam, atsiprašom Dievo, tuomet mes sakome, kad gailimės, ką padarėm ir kad niekada to nedarysim. Mes gailimės, ką padarėm ir išsižadam, sakom, kad niekada to nedarysim. Mes turime tą nuodėmę savo gyvenime matyti kaip nuodus, kaip mirtiną pavojų, kaip kažkada minėjau, nuodinga gyvatė, kuri šliaužia link jūsų. Ką darot, kada nuodinga gyvatė prie jūsų prišliaužia? Ar šliaužia arti? Arba jūs jos nemato, atsisukat, wow, gyvatėm, tai ką, šoka, kažkas klykia, kas rėkia, kas peilį traukiasi. O tokia reakcija yra į gyvatę, ne? Bėgam, įspėjam kitus. Tai tokia pati reakcija turi būti ir kada matom nuodėmę savo gyvenime, kaip gyvatė jinai yra. Nenori net arti prieiti, nes ir tave jis įgels, sunaikins tavo gyvenimą, mirtį atneš santykiuose, pirmiausia santykiuose su Dievu, santykiuose su kitais žmonėm,
jinai neš mirti kaip ta nuodinga gyvatė. Todėl mes nenorime net arti būti prie tos nuodėmės. Todėl reikia išsižadėti. Ir 6. Pakeisk nuodėmę į tai, kas Dievui patinka. Jūs turite pakeisti nuodėmę į tai, kas Dievui patinka. Jūs turite pakeisti savo meilę nuodėmei į meilę Dievui. Mes turime ne tik įsižadėti savo nuodėmės, bet ją ir pakeisti. Mes turime ne tik nusirengti nuodėmę, tačiau ir apsirengti Dievui patinkančiomis savybėmis, dievotomis savybėmis. Jūs turite bėgti nuo nuodėmingumo ir bėgti link šventumo. Turime nusirengti nuodėmės ir apsirengti Dievui patinkantį gyvenimą, apie kurį kalbėsime kito pamokslo metu 31 dieną. Tai bus 2 dalių pamokslas. Pirmas yra, kaip mes turime teisingai nusirengti tą nuodėmę savo gyvenime, kaip mes turim kovoti su ją. Ir kito pamokslo metu žiūrėsime, kaip mes turime apsirengti. Nusirengti ir apsirengti. Tai 6 praktiniai žingsniai yra: pamatyk savo nuodėmę, kaip Dievas ją mato, pripažink savo kaltę, nekęsk nuodėmės, kaip Dievas jos nekenčia, eik pas Dievą, išpažink, atgailauk, tada išsižadėk, daugiau taip nedaryk. Ir 6, pakeis savo nuodėmę dievotais principais. Brangus Dieve, ačiū Tau, Dieve, už šitą rytą, ačiū už Tavo žodį. Dieve, tikrai, Dieve, padėk mums būti tam teisingame prie Tavęs artėjimo, teisingame Tavęs sekimo, Dieve, kelyje. Ir kadangi, Dieve, Jis yra teisingas, Jis nėra lengvas. Mūsų gyvenimas nėra lengvas, mes, Dieve, esam čia svetim šaliai, turim tam amžino gyvenimo viltį, bet vis dar esam nuodėmingi, gyvenam nuodėmingoje žemėje, Dieve, mums reikia Tavo pagalbos, Dieve, vesk mus per savo dvasią, kad mes tikrai, Dieve, pamatytumėm, ištirk mūsų širdis, pamatytumėm nuodėmės savo gyvenime, kad jas, Dieve, ne tik pamatytumėm, bet tikrai su jomis teisingai tvarkytumėmės, kad kirstumėm tas nuodėmės dar tada, kada jos yra mūsų širdyje, kad jos neužsimegstų, neaugtų, Dieve, neįsireikštų kažkokiais mūsų veiksmais, Dieve. Tikrai padėk mums, Dieve, apvalyk mus, atiduodam, Dieve, savo gyvenimus į Tavo rankas, nes, Dieve, be Tavo pagalbos šitam procese, jeigu savo jėgomis darysim, tai busim tik legalistai ir visokie kiti, Dieve, kurie savo jėgomis, Dieve, bando ir augina tą nuodėmę. Todėl, Dieve, mes kaip ir savo gyvenimus atidavėme Tavo rankas ir mus išgelbėjai, taip, Dieve, atiduodami savo rankas, Dieve, Tavo rankas, Dieve, dabar savo gyvenimus, Dieve, atskleis mūsų nuodėmės. Padėk jas teisingai pamatyti, kaip Tu jas matai, atgailauti, Dieve, įsižadėti jų, statyti santykius su Tavimi, Dieve, ir gyventi dievotą, Tau patinkantį gyvenimą. Jums dėkoju, Viešpaties Kristų. Amen.